šī pārēgājuma. Skai, kādreiz, tog, bučki. Tu palaukat, sulaukat. Aina mēs vandens ieškot košu. Saina vadalīza. Kas to daro? Tā augus tur vai lanāna no mēs. Oi, pasveikysi, duosi labas nūjų ir galėsi bėgt laukais. Gramas vyka. Gerai, mačiau. Matai? Žinau, Matai? kad jau čia tu pradėjai. Norim pasveikyti žmoniukam, tapus krikščionių ir norim pakalbėti tokį angelą sargą, kad lydėtų visą gyvenimą. Kad lydėtų mes. Ačiū. Ko tu labai žinai? Tai aš manau neišlaidė. Ką vyra? Ko kalbėjai? Taip, labas. Tėtai man buškį. Ir mažai kataliką, kuris katauktų sveikas ir geras ir talkinykas ir darbštuolis ir visoks geruolis. Toks ir yra. Va, tai visiems linkim geros sveikatos ir kad nesustokit vaikai, čia dar ne visi, dar daugiau ateis. Neprašykit Dievolio, kad būtų ir negailėtų. Tai va, tai čia toks mažas kišiukas, o čia va, linksminanti poezija. Jau kažkur jau gal atšalyti iš O čia dar... Truputėlį čia yra simbolika, čia kaip simbolika, čia. Ir čia vienas mažiausias dalykas, kad čia taip, kad būtumėt, kad gera energija. Įdėtų tą mažuliuką ir tėvelis kartu, kad pasikrautumėt vieni nuo kitų. Laikykitės. Didysis sūnus. Labai gražu, čia kažkur eikar. Ai, pasakysi, Lina, čia vaiką, kad čia toks kaip ir pažadas. Kokiu laiku būtų laisvam serialų? Iki 9. Po serialų? Iki serialų būtų laisva. Ir mūsų pasaulius vaikas. Čia šiai dienai, čia šiai dienai. Pavyzdžių, kas įsitrauks nuo 7 Liko tik 15 minutų. Tai man kaip ir skolingas. Ateinu. Čia labai gražu. Registruoti, sekretorė. Čia laišką rašė. Adresuota. Dar 3 žmonės. Labai ačiū. Noriu pasakyti 12 Čia atėjo iš karto į sąrašą įsitraukia. Taip, tas gyvykas. Žaukas ir saldas būtų šypsenėlė. Jo pravardė šypsenėlė. Linkiu šypsenėlės. Galvojus ir man tai patinka. Manu salda, žinot, duodu saldą. Baigė cirką. Aš priimu. Ačiū kalbai. Ačiū už viską. Pas Deivid mašinų. Deivid? Greit, Deivid. Mašinų pas Deivid. Nu, žodžiu, nu, ko linkiu? Nu, linkiu, aišku, kad būtų vaikas toks, kokie jūs esate būtų. Toks, nu, toks šaunus,
kad taip mokėtų gyvenime tvarkytis, kaip jūs mokat. Žodžiu, nu, kad aš dar sulaukčiau ir pamatyčiau, koks jisai partijas. Ir žinai, va čia, žinai, tokia yra taupyklė, čia yra pirmas milijonas. Aš kur jį gaut? Nu tai va, pirmas milijonas. Jau jūs iš karto jį nuperku. Čia pirmas milijonas. Gerai, tai reikia mes į taupį. Ne, tada patikrinti. Reikia pirmą patikrinti. Pažiūrėk, ar tikrai čia tas pirmas milijonas ir tik tada į taupyklę. Visą milijoną. Na, ačiū labai, ačiū mūsų. Ačiū labai. Su tuo krepšiu. Padėk į šitą krepšiuką. Galima, čia kur netgi Skaistumą, šventumą ir tai, juk tai yra nuplauta gimtoji nuodėmė. O Krikšto žvakutė tai sąsaja su amžinąja šviesa. Tai bus nuolatiniai palydoviai ir lydės nojų iki gyvenimo pabaigos. Tėveliai, saugokite Krikšto žvakutę. Iki noriko pirmosios komunijos, kol vėl ją uždegsite. Ir aš norėjau dar truputėlį, kadangi mes visi, puikiai visi, tai žinome, mes turim savo angelą sargą. Mes jį jaučiame, jis jam padeda įvairiuose gyvenimo situacijose, bet aš norėjau, kad noriukas angeliuką ne tik jaustų, bet jį ir matytų, ir pačiupinėtų, ir žinotų, kad jisai turi nuolatinę globą. Tai prašau. Ačiū galite prisėsti beveik. Išgerkime košį iš serijos. Jau dabar nužiūrėk, kaip visi paragaus. Tai nesupratau, kaip ir neužbaigta kalba liko. Tai kada košė neatėjo rašą kantrybės. Tai gal mes į tą laiką. Jau visi kartu. Mes visi kartu tą darysim. O man norisi. Ta proga. Ką daryti? Negaliu padėti. Nu, tai užtvirtim tokį. Tvirtinsim kaip Lukas katalikas, aš irgi. Tuoda, mes turim pasakyti žodį. Rūta. Tik čia katalikas. Dabar bažnyčia. Kad mūsų bažnyčia tokia bažnyčia. Kur be stogo. Be kur be stogo. Žinokit, ta kur be stogo, ji man turi kažką. Ten aura tokia stipri, kai jie tai žinokit, ten fantastika, ten jie įeini iš stogo. Visos senoviškos šventyklos, mūsų protė, visos taip bet. Už tai, kad ryšys su ten sienos stogo nėra, bet aš žinau, kad už tai, kad ten kiti Man mokė savo. Nu, pakartojam. Pakartokit. Tie tą saldainiukę savo pačiupinį. Dar. Nu gerai, dėvi. Ką atėjo laikas išsirinkti stalo komendantus, tai norėčiau, kad kairėje mano pusėje sėdintys žmonės išsirinktų savo stalo komendantą, dešinėje mes viduryje išsirinksim. Siūlom. Galim pasiūlyti tiesiog variantą. Vyras. Ne, va, Vytautas. O iš karto daugiausia šneka, tai jūs iš karto ir karduojam. Kas savo lėšų, tas geriausia pila. Gerai, aš komanduosiu, tu švilpsi, arba atvirkščiai, tu komanduosiu, aš švilpsiu. Ne, tai... Tu komanduosiu, aš švilpsiu. Vykas švarką palaikytų, ką karduosim. Oi, ačiū. Čia traukia. Girdit? Čia traukia. Tam švietą, ką veikia. Šisą gyvenimą pučiau. Ar veikia? Džonacijos. Gerai, prašau.
tikrinam, ar reikia. Jonas komendantas. Džonis. Man net aš negaliu būti komendantas, mano galva per didelė. Apsikės gal kitas Linas kaip pasikabė. O kas Linas komendantas? Ką? Aš su Prižiūri komendantus. O tai kaip tu dėl nesupratau man. Tai ką, laikas pabarstyti ką? Nu, komendantai dirbkit, viskas. Taigi vienas tau, tu vadovauji ir du. Iškeistų gerai, ne mama? Ir į tave nepanašu. Čia žinok. Gerai, skaitau toliau antras punktas iš didžiosios raidės. O pamokyti nuojuką dirbti darže ir sode. Nes jo tėvai to gali ir nepadaryti, bet pirmiausia turim išmokyti tėvus. Dar ne vėlu. Bet tai... Mums tada lengviau bus su nuojuku dirbti, kai tėvus išmokyti. Jo, o mes ką? Jau mes atidirbę daržę, kaip ir stažą turim. Toliau, trečiu punktu eina išmokyti vairuoti ir gimnazijos baigimo progą nupirkti jam automobilį neprastesnį nei Jono. Nei mamų. Atperk tokį, kaip man. Bet geresnį. Taigi jis mus vėžys. Gerai. Ketvirtas punktas. Pasižadame. Mėl. Tai skaitom tada. Išmokyti užmauti slieką ant kabliuko. Koks vyras be kabliuko? Kiekvienas normalus vyras turi turėti kabliuką. Jonas čia žinok suktas. Ir svarbiausia išmokyti sukurti laužą. Galim net ir šį vakarą pabandyti sukurti. Kur nors. Vo čia Jonai labai gerai. Per kalėdas pasikviesti kalėdų senėlį. Ir žinoma, nepamiršti dovanų. Tai ar kalėdų senėlis, ar mes turime užmiršti? Senėlis, aišku, vėl mes liekam kaip ir nuošaly. Bet tai senėlis dovanas. Nu taip visada mūsų. Taip, toliau, abudu pasižadame palydėti nuojuką į pirmą pasimatymą. Nu, galim gauti ją. Įlysvė įgulė. Čia rizikinga, žinai. Turim Joną išlaikyti saugų atstumą. Bet lydėti vis tiek. Nu, lydėsim. 5 kilometrų. Nu gerai, paskutinis punktas pasižadame. Šiandien per daug nebaliau. Akinukai blogai. Kas rašė? Buvo teisinga.
Norėjau nunešti vandenuką ir sutikti. Palauk, gal galima tik taip parašyti? Ričardai! Taip. Taip pažodis tau saulėtą pajūrį. Nuskendo, manau. Nemokė? Ne. Ai, tu netikiu. Neatsimenu dabar. Kai nuskendo, nuo tada. Dabar turi laukti, prisikaups karštų garų. Betgi jo, aš tą šūną pat. Laps aš rankų gal padėjau. Čia su manim nepakėl? Pakels. Atsargiai! Žemai jau tipo neįvykti. Kilk. Žibintuvėlį kyl. Čia žmoniukų ateitį. O, žiūrėkai, va. Darbų namo žinotų, kur manęs ieškoti, Oma. Mylėkite, gerbkite, nepenkite mane, nes jeigu to nepadarysite, kentės jūsų vaikai. Tai mes dabar. Bet čia nenaujiena. Padėkite tėveliams mane daugiau užauginti, nes dauros jie ir patys dar nelabai moka. Kas teisybė, tas nemelas, iš tikrųjų. Kai tėveliai norės pabūti dviese su malonumu, mane pažiūrėkite, nes juk mums reikia sesutės. Taip iš tikrųjų, tai netame esmė, kad tėveliai nori padūkti. Tėveliai nori sesutę pradėti. Tėveliai nori padūkti. Pradėti sesutę. Dviese. Tėvuką kaip nežiūri, taip nežiūri. Tai gal tu sesutės niekaip ir... Eik, čia ne toks vyrmin. Galėjau paleis geresnį, bet nenorėjau. Va, mano vyrmin. Tau toks pat irgi buvo. Aš jau seniai laukiu, tu šneki. Liaurina sena, aš tik nebėrėsiu, da jiem tie nuomelas kaltų. Jau nepatinė? Jau aš praradau viltį į jį. Dievas Kur einam? Mažiukas, sūnelis, mažytis. Kas tą pupą supa? Kas tą pupą supa? Supa tėtis ir mama. Ir katytė Murzina.